Rajono istorijos. Viena letkė. Prieš žiūrėdamas nepamiršk paspaust laiko ir subscribe mygtuko. Kas užaugo 2000-aisiais, tai tikrai prisimena šitą seną legendinį kiemo žaidimą. Čia mes praleidom šimtus valandų. Šitą žaidimą galima sulyginti su CS1.6. Jis toks pat legendinis. Kiek bankių čia praleista, kiek atstovėta vartuose ir kiek kartų buvo spardoma iš kamulio į šikną, o kiek skemų čia įvykdyta. Kas užmiršo, tai priminsiu apie šitą legendinį žaidimą. Viena letkė žaidžiama su futbolo kamuliu arba su tuo kamuliu, kurį turi. Su rajono kamuliu. Aišku, geriausia, kad tai būtų ne tas oranžinis, gumbuotas krepšinio kamuolys, nes iš jo kimba trigubai skaudžiau. Žaidime yra vienas vartininkas, kuris turi neleisti įspirti kamuolio į vartus. Dažniausiai storiausias stovi ant vartų. Kai kurie naudodavo tokią taisyklę kaip, jeigu vartininkas sugauna kamuolį rankom, gali bandyti išmušti vieną iš žaidimo dalyvių ir taip išsiųsti jį į vartus. Bet tokia taisyklė tik silpniems. Per vieną letkę tu turi vieną lietimą, todėl žaidimas ir vadinasi viena letkė. Vienas lietimas. Paliesi 2 kartus, eisi į vartus. Turi susipasuoti su komanda ir iššaut vartininkui bankę. Čia reikėdavo gerai apgalvoti savo ėjimus. Į vartus dažniausiai spirdavo tas, kuris lankęs fulioką, nes tai būdavo daug lengviau surinkti taškus ir vėliau spardyti vartininkui pendelius į šikną. Nuo galvos, kulniuko ir šiknos neužeina. Mitas ar tiesa, iki šiol dar neįsiaiškinau. Užėjimas – tai kai nepataikai į vartų plotą. Jeigu taip atsitinka, eini į vartus. Dažniausiai žaisdoma iki 21 bankės. Nuo kojos 1, nuo galvos 2, nuo kulniuko 2, nuo šiknos 5. Surinkus grandiozinį 21, vartininkas atsuka nugarą ir visi žaidimo dalyviai iš nustatyto atstumo, kai kurie vartininkai užsisukus prieidavo arčiau, ir iš visų jėgų spyrė kamuolį, kad šis pataikytų vartininkui tiesiai į šikną. Nu arba į galvą, bet protingi dažniausiai galvą užsidengdavo. O kas neprotingi, tiems jau žalos nebepadarysi, tai koks skirtumas. Viskas buvo linksma ir smagu, kai žaidži tarp bendramžių draugų. Bet tada ateina vakaras ir į rajoną išlenda pacanai. Jeigu jau užmato, kad žaidži vieną letkę, būtinai prisijungs ir tu jau nebeatsimazinsi, kad viskas nebežaidži. Atsimazinimas nuo žaidimo su pacanais kainavo brangiai. Nugaros atsukimas ir pendelių susirinkimas. Kokia buvo kaina tais laikais? Arba turi sužaisti su pacanais, stovėti ant vartų ir tikėti stebuklų, kad šiandien tau pasiseks. Pacanai primastydavo savo varkių, kaip pastatyti arba laikyti tave ant vartų ir surinkti greitai 21 bankę, kad spardyti pendelius į šikną. Mano rajone daugiausiai pacanų lankė fulę, o ne kašį, todėl bankės turėjo rimtas. Visi vengdavom žaisti su jais, nes žinojom, jog kitą dieną šikna bus mėlyna. Istorija iš vaikystės. Pamenu kartą, kai vienas pacanas stovėjo ant vartų, garažo vartai buvo mūsų fulės vartai, tai stovėjo atsukęs nugarą, nes buvo prasidėję pendeliai ir atsisuko paklaus, kada jau spirs. O tuo metu jam parskrydo kamuolys į galvą. Tai kamuolys atšoko tiek, kad nuskrydo į vietinį sugriuvusį malūną kitoj pusėje garažų ir to kamuolio daugiau niekas neberado. Vienas iš variantų – tą kamuolį nukosėjo Rajonskai, nes Adidaso originalus kamuolys tais laikais po daug vaikščiojo. Arba antras variantas. Nuo bankės kamuolys ne už garažų užskrydo, o tiesiai į Nameko planetą ir padėliojo frizui pagal panetkės. Sklinda legendos, kad jam dar iki šiol yra vienos letkės fobija. Nežinau, kaip jausdavosi tų garažų savininkai, į kuriuos spardydavom bankės, kai po vienos letkės tie mediniai vartai baisiai kentėdavo. Jeigu tu įsineši kamuolį, esi jaunesnis ir matai, kad praeina pacanai, tai žinai, kad kamuolio arba nebeatgausi, arba ieškosi jo kažkur užspirto po to, kai pacanai baigs savo vienos letkės sesiją. Aišku, po vienos letkės prasidėdavo kojų kvadras, kai dar ir kamuolys bus visas padengtas žaliom rajonskų harem. Kai kvadratuose reikėdavo prispjaudyti ir pasižymėti savo teritoriją. Jeigu jau pažiūrėjai iki galo, tai koks žaidimas su kamuoliu tavo rajone buvo populiariausias? Pakomentuok. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų rajono istorijų.